Sveiki visi, čia vėl Robertas, dabar aš su savo žaidimu Survival ir mes dabar pakalbėsim truputį apie mano žaidimo update'us. Taigi, ką aš sukūriau, kaip ir žadėta, buvo sukurtas medis. Štai medis. Čia nekreipkite dėmesio, truputį mapas pasikeitė, čia mapas bus perdorimas į kažką logiško, kažką įdomaus, nes dabar čia kaip testinė aplinka dirbti šiame žaidime. Taigi štai yra sudžiūvę medžiai, jie bus objektai, sudėjau visus medžius į prefabą. Štai medis. Kiekviena medžiai priskyriau skriptą, jeigu aš jau prie jo prieinu ir kertu, jisai vėliau sugroja animaciją, kad jis nulūžta ir sugroja garsą be lūžtančio medžio. Taigi, rodau jums update'ą. Pasirinkam savo game. Kaip ir vienas narys man pasakojo, kad įdomu būtų sukurti kokią nors kitą aplinką, kad ši aplinka dabar yra visa žalia ir taip toliau. Čia dabar mes kuriam sistemą, tik tais pačią idėją bandome įgyvendinti, o po to jau su mapu mes bandysim derinti su jumis ir taip toliau. Nes dabar, kaip matote, mapas nėra iš puikiausių. Taigi dabar demonstruoju jums, kaip viskas vyksta. Yra kirvis. Va. Pasišviesti galim. Ir yra medis. Taigi bandom nukirsti medį. Prieinam prie medžio ir bandom jį nukirsti pirmoje esmė. Va. Na, truputį jisai nulūžta ne vietoje, jis truputį nulūžta aukščiau, na, bet ne tame esmė, mes nežadame daryti čia tobulumo. Ateityje po pačios sistemos sukūrimo mes bandysime įgyvendinti su gražesniais ir geresniais modeliais. Va, čia jau nusikirto gražiai, bet kaip matote iš karto tekstūra čia nesureguliuota. Ką sekantį norėsiu dalyką įgyvendinti, tai atsiprašau, darysiu. Va, turim medį ir dabar sekantis reikalas yra pridėti prie medžio particles. Tarkim, kai kertu nieko nėra, o kai kertu medį, kad iš jo eitų drožlės. Ta prasme, kai mes kertam medį, kad iš jo eitų medžio gabaliukai, nes dabar, na, paprasčiausiai vaizdas yra netobulas. Ir po to sekantis dalykas bus, mes tą malką galėsim pasimti ir mūsų ekrane atsiras ikonėlė su medžiu +1. Taigi mes galėsim kurti laužus. Kaip ir per Counter-Strike ar kitus ginklo keitimo mygtukus, tarkim vienetas viršuje, mes galėsim sukurti laužą. Bet jeigu mes, aišku, turėsime būtent tų medžių. Taigi, tokie jau update'ai. Kas turite idėjų, skelbkite idėjas forume robiworks.lt/survive ir bandysim tas idėjas įgyvendinti.